buvo visiškai nesąmonė. Jie klausė manęs, kuo aš dirbsiu. Tu gali patikėti, jie mano, kad aš dirbsiu. Na jau, jie ką, visai kaip, juk aš turėsiu princą. Na žinai, jis bus toks kaip tik. Toks aukštas, bet tik tiek, kad su tavo batelis aš dar nebūčiau aukštesnė. Jis bus blondinas, mėlynakis ir visada manim rūpinsis. Na žinai, kaip tėtis rūpinasi tavimi. Ir vis viena, jie ką visai knyga, aš dirbsiu, na jau ne. Mama, žiūrėk, aš skrendu. Aš toks greitas, mama. Mano lėktuvas karinis ir aš greitas. O prieš mane taip mėlyna ir debesis auksiniai. Aš ant jų gal ir nešokinėjau, bet skrendu greičiau už juos, mama. Kai užaugsiu, aš sėdėsiu tikram lėktuve su dideliais sparnais. Taip suksiu ratus, mama, tu žiūrėsi mane iš tolo. Ir aš būsiu greitas ir dar tiek daug pamatysiu. Mama, aš jau namie. Šiandien pas mus mokyklai buvo tiek gydytojų ir seselės. Ir jie mums tiek daug parodė. Jie kaip vienolėdė. Ir dar mus paklausyti širdies su tom ausiniu. Aš girdėjau Kristės, o jį paklausė mano. Man buvo taip įdomu. O dar jie mums paaiškino, kaip padeda žmonėms. Ir aš irgi noriu būti gydytoja, kai užaugsiu, mama. Aš padėsiu tau su tėveliu, kai jūs pasėsi, atnešiu jums vaistų. O žmonės ateis pas mane, mama, kai jiems manęs reikės. Ir aš būsiu dėl jų. Dabar viskas nusprendžiau, būsiu gydytoja, kai užaugsiu, mama. Ne, aš pirmauju, mama, ir tu matai, beveik jau po ir taip, aš pirmas, mama, tu matai. Aš kai tik užaugsiu, iškart vairuosiu tokias mašinas ir jokiose lenktynėse man nebus lygių. Aš būsiu pirmas, o mano mašinytė turės daug gražių lipdukų ant šonų. Lėksiu kaip vėjas ir laimėsiu, mama. Labas, mama. Kokie šiandien atsakys? Pameni, vaikystėj vodavau iš tavęs dažus, batelius, papuošalus ir laukdavau. Laukdavau savo dienos. Regis, jau buvau jūsų dirbusi. Ne, tai ne Justas, bet pameni jų. Regis, jis ir buvo tas princas. Bet tada aš jį palikau. Galbūt todėl, kad jis neturėjo žirgo, jo plaukai neauksiniai buvo veikiau vario spalvos. Ir akys žiūrėjo ne jūrą, o gimtą. Bet žinai, mama, kai dabar mąstau apie jį, mano lūpos šypsis, o širdis jo įvykis. Kaip man? Kur jis dabar? Ką jis veikia? Ir ar atleistų man, jei sugrįžti? Labas, mama. Kaip tu laikais? Kaip sveikata? Kaip tu, mama? Gerai sakai? Na tai džiaugiuosi, kad gerai. Tikrai džiaugiuosi. Kaip aš? Nesakyčiau gerai tėvui. Bet kaip tau jį atvirai, tai nežinau. Supranti, dabar aš kasdieną danguje skrendu reisu Ryga, Vilnius, Vilnius, Ryga į dieną po 2 kartus, bet nesu nei ten, nei čia. Nepažįstu nei tų žmonių, nei šių. Nesu aš greitas, mama, ir tas dangus toks vienodas ir toks mėlynas. Tad kaip aš? Na, lyg ir gerai, turiu žmoną, turiu vaikų, turiu tave, mama, bet žinai, man regis, aš jau neturiu tos aistros kryžiui.
kuri buvo vaikystėje. Labas, mama. Laikausi aš gerai. Tai labas irgi neblogai. Mama, kiek aš tų kartų galiu kartoti? Man darbe nėra nieko blogo. Aš esu garbinga moteris. Taip, gal aš ir nedarbau gydytoją, kaip norėjau vaikystėje, bet aš vis dar padedu žmonėms mamą. Taip, tai kūniška, tačiau tai nereiškia, kad man darbas gėdingas. Jie ateina pas mane, kai jiems manęs reikia, nors gal man jų nereikia. Aš būnu dėl jų ir suteikiu jiems malonumą. Pinigų uždirbu kiek daugiau. Ir mano darbas kiek kitoks, nei daugumos garbingų moterų. Labas, mama. Aš jau grįžau. Judu namo. Taip, mama, žmonai geriau turiu. Vaikams lauktuvių nepamiršau. Taip, mama, tėvui vaistus nupirkau. Dabar savaitę atostogų davė. Susitiksim rytoj. Užvešiu, gerai? Kaip reisas? Na, neblogai sakyčiau. Šįkart iki Italijos važiavom. Kaip ten? Karšta. Kaip visad. Klausyk, mama. Man taip nusiboda. Šitas kelias jis toks vienodas ir juodas. Ir tūkstančiai, milijonai baltų stulpelių, kurių nei suskaičiuot, nei pamatyt spėsi, o įsikala į smegenis. Vairuoju aš suknistą fūrą su nuoga boba ant šono. Tai pavargau, mama. Nei iššūkių, nei skirtumo tarp trasų, nei finišo vėliavos neturiu. Taip, mama. Žmonai geriau turiu, vaikams lauktuvių irgi. Taip, susitiksim rytoj. Iki. Keduk, tu jau lovai? Taip, mama, valgau. Na, apie ką kalbėsime šiandien, mama? Šiandien, Gedimai, pakalbėkime apie ateitį. Kuo tu būsi, kai užaugs? Bet, mama, aš niekada neužaugsiu. Aš niekada neužaugsiu. Aš būsiu čia su tavimi. Ir aš būsiu geras ir padėsiu tau. Ir nešauksiu tu kaip brolių šaukia ant tavęs. Aš niekada tavęs nepaliksiu. Aš būsiu čia su tavimi. Aš neužaugsiu. Ir tikrai. Bet, mama, tu mane netiki. Aš matau, tu mane netiki. Aš tau įrodysiu. Aš tikrai neužaugsiu. Aš tikrai neužaugsiu. Ir visada būsiu su tavimi. Aš tau įrodysiu. Gerai, parodyk man. Dabar jau manau. Mėgauk ramiai ir ilgai. Nereikia. Gediminai. Sūnau. Lapas. Dešimt metų. Regis akimirką. Nuo tada, kai žadėjai man neužaugti. Nuo tada, kai tavo akys žiūrėjo. Aš taip tavęs ilgiuosi, sūnau. Tikiuosi, tau gerai ten. Kažkur, kur tu taip ir neužaugi. Sudie.